Kadangi jau pradėjome dresūros pamokėlę su mažu šuniuku, šį vakarą vėl mūsų laidoje dalyvauja misteris Saro, vokiečių aviganių veislės šuniukas, kuriam yra vos 2 mėnesiai. Ir kas yra svarbu ir kas bene yra svarbiausia, kai naujas augintinis atkeliauja į jūsų šeimą, tai yra sukurti jam tokią aplinką namuose, kad jaustųsi šuniukas komfortiškai. Mes kalbame apie jo vietą. Taigi paimame narvą, plastikinį narvą. Narvo apačioje patieskite vienkartinę palutę. Atsitinka įvairiausių šlapių įvykių ir kad šuo negulėtų baloje, tai būtent per groteles tas šlapimas subėga į apačią, kur vienkartinė palutė sugeria. O tuomet jau viršuje galima patiesti daugkartinę palutę ir galima padėti kokią minkštą pagalvėlį. Taip sukursite puikią, saugią ir svarbiausia sausą aplinką savo augintiniui. Ir be abejo nepamirškite vandens, aš šiuo atveju naudoju dubenėlį arba galima naudoti, taip vadinu, prie narvo grotelių taisomą soskę. Tai yra gertuvės dalis, kurią galite pritvirtinti prie bet kokio plastikinio butelio, kuriame yra vanduo. Ir paskutinis dalykas, ką reikia padaryti, kad šuo labai norėtų čia įeiti į savo tą vietą, tai paimkite mažiems šuniukams skirtą konservą ir žaislą, kuris ir sukurtas tam, kad galėtumėte į vidų įdėti kažkokį tai skanėstą. Paimkite to konservo, paimkite žaislą, įdėkite į vidų keletą šaukštelių konservo ir tą žaislą įdėkite į narvą. Beje, maistą taip pat galite duoti narve, taip šuo dar greičiau pripras prie naujos saugios vietos. Tai tiek šiam kartui. Jeigu turite klausimų, kažkas yra neaišku, būtinai įsijunkite mūsų Facebooką Gyvūnų pasaulis ir parašykite mums.